Sveiki, gerbėmieji, aš truputėlį su ūkinė apranga ir nepersirenginėsiu į labiau studijai tinkančią. Vatutis pradėjo naują šmeižto kampaniją, mačiau visokių kliedesių, ten kažkas yra internete. Aišku, skaudu, nes aš jo vardu pavardę niekur neminiu, niekas nežino, kas tas Vatutis yra. Tai gali būti Dundutis, Bonifacas. Dabar ruošiuosi jį pervadinti Bonifacu KGB tešlučiu, nes jam šitas vardas matai nepatinka. Bet iš isterinių komentarų, iš šiandien vieno gauto, labai anksti ryte parašyta, kad Vatutį apskundė į policiją kažkas ir atseit čia esu aš, tai jisai greičiausiai tokią naujieną ištransliavo. Ten pasėmė mano veidą, prirašinėjo. Labai banditiškas metodas įdėti žmogaus veidą ir sakyti, šitas žmogus vaikšto po Kauno rajoną. Tai jis visiškai išprotėjęs, tai aš tai tikrai nieko nedarysiu, bet žmonės yra, kurie daugiau turi laiko, išmanimo, geresnius kompus, tai jūs aišku, kad skuskit. Kas tikrai yra mano palaikytojas ir gerbėjas, tai ten 10 minučių ten tas formas užpildyti, YouTube'ui apskusti. Greičiausiai jau daug žmonių padarė paprasčiausiai ir viskas. Nes ta tokia isterija, kad man uždaro kanalą ir paskui jis jo neužsidaro, bet ten tokia isterija, kai aš pranešu apie tai, jis ten čiut neišprotėja. Reiškia, yra kažkokia byla, bet jisai bylų gali susilaukti už hate speech, už žmonių grupės menkinimą, kuris išsityčiojo iš gruodžio 13 organizacinio komiteto. Tai ten yra neįgaliųjų asociacijos atstovė. Pati pirmoji kalbėtoja, tai jisai išvadina ją psichiškai ir protiškai neįgalia. Pasirodo, jinai atstovauja cerebrinio paralyžiaus asociaciją. Tai šitas, aš dabar jau įtariu, kad jisai turėjo ir raidos sutrikimą, ir kalbos sutrikimą, ir gal koks autistas jisai buvo. Nes jisai ir dabar labai sunkiai šneka. Nes tik tai žmonės, kurie kažkada vaikystėje buvo neįgaliais, šitaip gali siautėti baisiai. Nes jie taip bando paslėpti savo protinę negalę buvusią. Nes kartais nuo kai kurių protinių negalių išaugama. Jis greičiausiai išaugo. Gali būti, kad iš jo tyčiojosi, jisai sėdėjo atskiram suole, kaip atsilikęs, gal net internate atsilikusiu mokėsi. Aš tai kaimyną, kai ištardžiau čia, kur siautėjo, viską prisipažino, kad atsilikėlių internate mama atidavė ir kad vaistus rijo ir kad paskui 25 metų išaugo. 25 metų didelis vaikas išaugo. Bet ir dabar elgėsi kaip vaikas. Tai vakar buvo nesuvokiama puolimas. Dabar iš komentarų galima susidaryti įspūdį. Vatučiui kažkokios bylos, kažkokios apklausos ir dar jisai atsarginį kanalą kūrė, nes būna kanalas užšmeižta, ten nesąmonės išjungiamas savaitį, pavyzdžiui, mėnesį. Tai jam tas gresia greičiausiai. Bet tokio bukumo, tokio durnumo, kai turi tokią auditoriją ir pats nori susinaikinti savo kanalą, aš dar nesu mačius. Aš tiesa esu mačius, tai šūdlaikraščio redaktorius taip elgėsi. Lygiai taip pat siautėjo, dėjo mano nuotraukas, tyčiojosi, nesumokėjo algos 2000 ir tada visi prekybos centrai atsisakė prekiauti jo šūdo popieriukų ir jisai ten 100 000 prarado. Tai čia kartojasi istorija, čia lygiai tokia pati panaši istorija, tai tiek.